Įdomybės iš Biblijos enciklopedijas. Norime šiandien trumpai papasakoti jums apie kiekvieną knygą. Visose Biblijose yra tos pačios 27 Naujojo testamento knygos, o Senojo testamento knygų skaičius yra nevienodas. Protestantų oficialiame Senojo testamento leidime yra 39 knygos, o katalikų keletą daugiau. Skaičius svyruoja, nes įvairiuose leidiniuose tie patys tekstai gali būti laikomi arba savarankiškomis knygomis, arba kitų knygų priedais. Pradžios knyga. Tai graikiškai ir lotyniškai ši knyga vadinama Genesis, tai reiškia kilmė. Tai pradžių knyga, mūsų pasaulio pradžios, naujos pradžios, po didžiojo tvano, žydų tautos pradžios. Nuo pasaulio sukūrimo iki Nojaus ir tvano pabaigos. Dievas sukuria pasaulį ir viską jame. Kai pirmieji žmonės nepaklūsta Dievui, į pasaulį įžengė mirtis, nuo Adomo iki Nojaus, Nojus ir tvanas, Babelio arba Babilono bokštas, Abraomas ir jo šeima, Abraomas, Izaokas, Ezavas ir Jokūbas, nauja Dievo šeima, Ezavo palikuonis, Juozapas ir jo broliai, Jokūbas ir jo šeima Egipte. Pagrindiniai veikėjai pradžios knygoje yra Adomas ir Ieva, Kainas ir Abelis, Nojus, Abraomas ir Sara, Lotas, Izaokas ir Rebeka, Jokūbas ir Ezavas, Rachelė ir Lija, Juozapas ir jo broliai, 12 Jokūbo Izraelio sūnų, iš kurio kilo 12 Izraelio genčių. Svarbiausi įvykiai buvo tai yra sukūrimas ir nuopuolis, Nojaus ir jo šeimos išsigelbėjimas. Dievas pasirinkė Abromą ir suteikė jam ypatingą pažadą, pasakojimą apie Abraomo, Izaoko, Jokūbo ir Juozapo gyvenimus. Pradžios knygos įvykiai vyksta artimuosiuose rytuose, Mezopotamijoje, Iranas, Irakas, dabartinėme Izraelyje, Jordanijoje, Libane ir Egipte. Pradžios knyga vaizduoja Dievo veiklą. Jis yra mūsų pasaulio ir visos žmonijos kūrėjas. Visa, ką jis sukūrė, buvo gera, bet jis suteikė žmonėms laisvę rinktis. Ir jie nutarė nepaklusti jam. Todėl mes nuo jo nutolome. Pasaulis pažino kančias ir mirtį. Tačiau Dievas neapleido mūsų. Jis dar kartą viską pradėjo pasitelkęs Nojų. Jie pasirinko Abraomą ir jo palikuonis ir ėmė vykdyti savo sumanymą išgelbėti visą žmoniją.